Sveiki, gyvi, kas geresnė? Liubryt šaikel. Pažiūrėkit, turi čia stalą su veidrodžiu. Su veidrodžiu, su viskuom. Ne, eini šitą va kišenę, džiovinas į negaliu aš dantų įsivalyti. Tai eik, atneš kėdę, aš išeisiu. Oh my god. Kuši. Kotą turi. Bet. Ko mes šiandien darysim, važiuosim į Kėdainius. Nes draugėlis atsidarinėja aikštelę pardavimų mašinų. Beje, turgaus degalinės savininkas. Tai vat, tai važiuojam pažiūrėti, kas ten gera. Nu, aišku, reklamą nufilmuoti. Ir pažiūrėti, kokį mašinikių, kažkokį sakė, vieną yra. Reikės ir tą mašiną nufilmuoti. Tai tą mašiną reikės nufilmuoti. Plius visą aikštelę nufilmuoti, kad parodyti žmonėm, kad yra aikštelė. Ir aš jau jum parodysiu, kad galit nuvažiuoti ten pastatyti savo mašiną. Ir parduosim. Peleido aikštelė vadinasi. Peleidnagių kaime. Čia netoli Kėdainių. Tai vat. A gali greičiau? Tuoj. Sakau, atneš kėdę, nes aš turėsiu čia dar pabaigti, tai aš tau negalėsiu leis dantų valyti. Oh my god. Prašom. Ačiū. Nematau, ką eitų kažkas. 2 tualetai, hebra. 2 tualetai. Mes galvoje naudojamės tai 2 tualetais. Čia pats, vat. Man kažkodėl yra taip. Viršų kibūn tualetai, jie patys jaukiausi. Aš net, pavyzdžiui, dienos metu laisvas apačiai tualetas, aš vis tiek lipu į viršų. Man vis tiek patinka tas viršutinis tualetas. Va mano pusryčiai. Melons vynagykės. Minutė. Man labai nugaru yra susukę vakar. Šlaiau laiptų su šluota ir taip kaklas buvo į kažkaip pasilenkiu ir dabar. Vakar skaudėjo, bet čia nedvigubai skaudė. Negaliu lankstytis staigiai. Praeis rytoj porytį bus čiki. Man irgi tai buvo garažį šaldytuvą nešėm. Musė niktelėjau kažkur, ryte atsikėliu, nebegaliu paeiti. Aš patys susišlapinsiu. Nu. A jūs irgi taip darote? Šitą. Kažką aš ne taip darau, kad jos nelaiko. Nu blemba. Žmonės paaiškykit, man nesuprantu. Einam pasidaryti su mušteko kelioniai. Čia yra būtina. Nes valgyt norėsim, o stot tikrai nebus laiko. Pasiėmėm pumperos. Į foliją, nes aš daug neparsinešu tų indėlių. Ir dažniausiai viską labai greitai vėl pametu. Kada papasakosiu jum? Įsivaizduojat, bėgau vakarą pabėgioti ir čia bėgau ant žvyrkelio tokia. Maudaus vakarą dušiai, žiūriu kažkoks juods taškas ant mano. Taip su pirštu priliečiau. Kaip maudžiaus, priliečiau, pasižiūriu, o ten erkė. Visio, aš nepasiskiepius, tai va šiandien išvažiuosiu pasiskiepyti. Kaip aš visą naktį nemegau, man visą naktį visur neštėja. Paranoja prasidėjo, o dieve. Čia su ta pilna grūda duona? Ne tau čia. Nekenčiu tos pilna grūda duonos. Praryt neina. Tai tu ir negausi, aš nežinau, kad tu čia savo dabar įsivaizduoji. Betons, ne duona. Ta mašinas reikia patraukti. Čia vakas žiauriai šūdina apie šitą kiemą, kad kuri mašina va čia stovi. Nu tai negali išvažiuoti, nes reikia kitą patraukti. Važiuosim su Golfesteriu. Nes tai reklamai būtent Golfesterį reiks. Tai dabar reikia patraukti. Nekenčiu va šito procedūros. Čikita. Čikitoks. Nu senai Golfe matė tokį kilometražą. Gal prieš 3 mėnesius ir matė. Nes visų pirma,
retai be važiuojam su golfu, nes visą laiką to džipu važinėjom. O visų antra, už 2 eurus su zgakais tikrai nesinori pilti aukščiau 20 eurų. Valgysim. Mes dar iš Joniškio neišvažiavom. Dar realiai iš Joniškio išvažiavom, na. Dar iš Joniškio neišvažiavom, aš jau noriu man. Bet nieka, nojus duos biškį folgas. Imk tavo savo porciją. Čia mana? Ja. Paėdam pusryčių ir susitiksim Kėdainėse chebrytę. Aikštelį, pelėdų. Kuku! Pala, kokia pelėda skleidž garsą? Tai kažką panašus, ja. Nebeatsimenu. Kažką panašus. Nežinau. Ir va atvažiavom. Čia yra kolegos antra degalinė Kėdainių rajone, Pelėdnagių kaime. Plovykla va šalia. Plovykla. Ir va aikštelė. Kolega va stov priekį jau su Range Roverį. Flaun, mazduoj tą Range Roverį. Nu va, ofisiuks. Sofa. Čia sakė telika kabins, visą laiką eis nuo jis kanals va. Į čia visur bus mašinos. Į ten yra va jau pirmutinė mašina. Va, Range Rover. Nu ką, reikia golfesterį nuplauti. Su telefonu? Na. Su telefonu dar pafilmuoju, kaip aš iš tolo, kad matyti ką plovyklą. Iš tikrųjų, koks vėjas laukia. Turėjo būti šilta diena, bet čia aš jos net nematau. Tai net jaučiu nematysiu. Niekados gyvenime taip nesudarius. Nu ką, vėjas subėlė plaukus. Baigiam reklamą nufilmuoti. Nu joks dabar editin. Viską reklamą gavo super. Ir chebrytė, norit mašiną parduoti, atvaro čia į Lietuvos vidurį. Pelėdų autoparkas. Pelėdų autoparkas. Atvarykit kokį AMG, norėčiau apžiūrėti, pafilmuoti kokį AMG. Aš irgi norėčiau. Pažiūrėkit, koks Range Roveris. Kai krūtai atrodo šiaip mašiniuks. Salonas spalva kokia graži. Pakuriam. Pažiūrėkit, čia pažiūrėkit. Su šito sakau, betai tai būtų negerai važinėti. Įsivaizduok, važiuojat ir noriu pasigarsinti kokį, nežinau, Lady Gaga. Čiokšt. Noriu patildyti iš D raidės į P. Čiokšt. Būt nelabai blogai, ne? Šiaip faina mašina, bet ten jaučiu ir kurą fainiai pasiem 4x4 dizelis. Bet sėdėti čia kai tankė, atrodo visus suvažinyti galėčiau. Pavažiuosiu į priekį. Pavažiavau. Gerai, atbalinį pavažiuosiu. Nepasitikiu šitom kamerom. Esu matęs tik tokia iš AliExpress, kažkas susisakė, važiuoju, jau rodai, esi prie tvoros. Išlep kilometras nuo tvoros da. Pastačiau. Geras mašiniuks. 9800 eurų. Jeigu jau kažką domin, būsit pirmi nupirkę mašiną iš Pelėdų autoparką. Būsit patys pirmi, pats pirms klientas. Tai vat. Gerai, pasidžiaugiam tą mašiną, baigiam visus darbus čia Kėdainiuose, važiuosim į Joniškinas, dar ten daug darbų, su Mustangu dar kiek reikalų. Reik sodė da medį ten nupjauti, šaučiu. Šiltnami betai ten kažkokias lentas sukalti, žyklė eidžias, gers. Gers. Ką? Geras. Pamatėt šitą Range Roverį? 1.9 dizelis. Jo. 1.9 dizeliuks lėkė per kaimą. Šiaip mumis labai va šits va konteineris domina. Mes galvojam tokį pasistatyti tame sodelį. Kas čia, va skaityk, čia kampą pasistatai. Čia va teliką pasistatai. Mažą virtuvėlę, mažą miniatiūrinį.
Vitrininiai langai, čia terasą da gali pasidaryti. Bet toks malonumas nemažai kainuoja. Kažkas skambint man. Tu atsiliepsim. Norit paklausyti, kaip Beata vokiškai šneka? Tag, ich bin Jana, Ihre virtuelle Serviceberaterin von Deutsche Post und DHL. Schön, dass Sie anrufen. Wobei kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich habe ein Problem. Und zwar, ich habe gestern ein Paket bekommen, das nicht zu Hause abgelegt wurde, sondern in die Packstation gebracht wurde. Und es steht auf dem Zettel, dass ich ab 11 Uhr heute es abholen kann. Leider ist leider mein Paket ist nicht in der Packstation. Was soll das? Papasakosiu tokį dalyką. Vakar man buvo erkė, bet neįkandus oro poja. Ir aš nesu pasiskiepijus. Ir ant tiek aš vakar įsigandau, kad net naktį atrodo man akyse ropoj tie brudai. Ir, jis sakė, gyvenime nesiskiepys. Paėmiau, užregistravau. Ką manai? Nu, pėsdu, susileisiu tą vieną skiepą. Aš bijau, kad ten koronos mane prileistų į vidų. Aš nenoriu. Neprileisti yra. Ką ten, žinai, sumaišys kokį mišinį. Da džekę kokią primaišys. Su kola. Jeigu tokia, tai tikrai skiepytumys. Pirmų eilį. Eilį būčiau skiepą pasidaryti. Džekę su kola. Prileidži pėti. Lūpis, ponė. Į priekį taip ilgai važiavas. Atgal jau Radviliškį esam. Mygam. Jau netoli Šiaulių. Labai greitai. Ne, lūbis. Aš jau biškį norėjau pamėgti. Gerai, iš Normos zoną pasileis hebra. Nu ką, jau esam Joniški. Šiaip žiauriai pavargu ir jaučiu man hemorojus lent. Skaud labai. Man būn tai vieną kartą metus. Pongš hemorojus. Važiuojam prie kabikę pasimti. Greitai tų lentų tam šiltnamiui, bet šiandien jau tikrai šiltname neberengsiu, perkelsim į rytojų. Ir rytoj važiuosim skiepytis nuo erkių. Privertė, bet teks. Kaip sakiau. Tai žinau, tai teks važiuoti. Bet šiandien jau šiltname tikrai nebedarysiu. Ne. Tai žodžiu, važiuojam tų lenčikių. Nu ką, parsivežėm lentų. Nu, juk rytoj darys šiltnamį. Jūs irgi pamatysit, kaip darys. Eina, aš parodysiu, kur dėsi, gerai? Sunku iškrauti? Aš nenoriu įsipurvinti. Rytoj reikės visus namų darbus atlikti. Čia va visą šitą sugrėbti. Ui. Rytoj? Tai šiltnamį Ką? Gerai, bet rytoj šiltnamį nepūs vėjas. Aš neku apie laukinius darbus. Aha, nu tai čia tik sugreit biškį ir išvežti, čia nedaug. Va, kaip dabar čia yra. Tai va čia jau biškį buvau prasikasus, kad įkištas lentas ir užbėrt žemėm. Va, mano jau svogūnėliai lent. Čia yra mano ridikėliai, čia salotos. Ir ten dar prieki špinatai. Čia visur sodinsiu pomidorus, agurkus, paprikas kelias. Nu ir dar sugalvosiu, nes čia labai daug vietos. Tai bus matyt, ko dar mes prisodinsim čia. Bus matyt. Oi. Ai. Va. Super. Čia viskas? Ada yra. Čia, lekiam. Lekiam į judesį. Šiandien koldūnų valgysiu su grietinike, vegeta. Pasižiūrėkit, kaip gražiai išdyga visas tas gėlinėlis čia. Narcizai, čia kažkokios mėlynos tulpės. Da. Kas čia va tokios gražios, galit man pasakyti, tik tiek, kad čia biški, nu, taip šiukšlyniškai. Da, nes dar neapsitvarkiau. Ui. Į va čia kaip gražiai. Į va, žiūrėkit.
čia va kokios. Į čia va. Į čia mažytės tulpytės. Nu, žodžiu, bet naujas viską nupėjau žemyn, aš tikiu. O pasižiūrėkit čia kaip gražu. Vau, kaip gražu pavasariškai. Man labai patinka. Raktą paėmė vandeno. Į kiaušinius gali nunešti prie tą pačią, kad paskui nepamirštume. Ja, nu juk šiandien valgys koldūnus, nes aš jau šiandien, jeigu pasidaryt kažką valgyt neturėsiu, aš savo pasidarysiu salotas, o nu juk va koldūnų bus. Gal žinot, kur yra, pavyzdžiui, pirkti skanaus feto sūrę, nes, pavyzdžiui, Maksimai visus, kuriuos esu išbandžius, tai, nu, man nepatinka, man žiauriai neskanus, o aš visą laiką pirdau su tokiu prieskoniu lengvu būdavo, žiauriai skanus būdavo, o čia aš nežinau, kur pirkti, nėra pirkti. Tai pasiėmė mocarelos sūriuko. Ir dar pagal planą yra, sakiau, jeigu neturiu, nežinau, jeigu turėsiu, bet šiaip turiu įvykdyti, negaliu savo stryką sugadinti, kad pavalgysiu, biškį suvirškins ir eit pabėgioti. Aš kaip žiūriu pati, vat, būtent šito video, nu, savo video, atrodo, kad aš šneku, kai kažkokia flegma. A, iš tikrųjų taip yra, parašykite komentarus. Nes man taip atrodo, kad aš taip kol kažką pasakau, gali žmogus užmigti. Pritarė ar ne? Ne, nepritariu. Tu labai gerai kalbi. Labą rytą. Su avokadu. Oi, blemba. Nu kaip tinga šitą skiepą bružyt. Aš jau nežinau, kiek metų nesiskiepėjęs. Paskutinį kartą skiepėjus, tai ką, žinau, gal kai buvo reikalingi skiepai, kai vaiks buvau. O dabar vėl nuo erkių. Beta sako, kavos negalima, kai skiepėjęs. Nežinau, paklausiu čia LGBT. Va, tai prieš skiepą nuo erkių, pažiūrėjau, nuo encefalito kavą gerti galima. Kofeinas neturi įtakos vakcinos veiksmingumui ar saugumui. Vis dėlto yra keli niuansai. Žiūrėk, kiek dyzelis. Eurus 9. Eurus 90. Tai čia rekordinė kaina. Krent po biškį. Benzins eurus 64. Ką žinau, kris iki 85 centų. Na jau kaip pasakok, bijai? Aišku, suk pilvą. Man irgi biški. Man adatos nėra prie širdės, žinokit. Aš irgi nemėgstu. Da kavos atsigėriau, vapšė, pilvą sukims, pilno pajėgumų skalbenkė, grėžims dabar vyksta. Susimastė čia. Tai bus Būčiau įsidėjęs tą ant kaklą, kur šunim ded nuo erkių į viską. Ką? Kur ultra garsas skleidžia. Būtų ant kaklą užsidėjęs, kai šunis. Aš nebegaliu jūs girdėti. Šunis būtų buvo. Gerai, varom. 10 minučių turim dabar per visus Šiaulius, per koštį. Ja, nes tau reikėtų kavos pasimti, tą pasidaryti. Traukis, kolega. Išvažiuoju skiepytis. Kaip man patinka, nu žmogus nenorėjo skiepytis, nu bet blemba. Pamatė, kaip aš įsigandau, tai jau nebesakė, Aš niekad nepamačiau, kaip tu įsigandai. Kaip tu galėjai nepamatyti, jeigu kaip aš tau sakiau, ką varom skiepytis, nebandai registruoti, nebandai. O kaip pasakiau, dabar ką registruosiu, ne. Ir taip žiūri, ne. Sakau, aš registravau. Tiltin. Nu, na. Nu, tai todėl, kad beviltiška čia buvo su taim ginčytis. Žodžiu.
gerai va. Parodė, kaip aš košiu per Šiaulius. Speit reikia rezusą. Pažiūrėkit, koks košims vyksta. Nebijokit, neviršiu greičia, čia 70. Nu vsio, grįžom iš po skiepų. Vapšė neskaudėjo. Dabar buvau nuėjęs prie erkių. Visos tiesiog tolyn eina. Nį vieną nepuol. Bija eleksyra, kuris pas mane suleistas. Nieka, po mėnesio dar vienas įsileisiu. Iš kilometrą net nelys. Oi, dabar. Ką pabandysim padaryti? Ryanair lėktuvą iš Betos. Šiaip tais aš norėjau jam padaryti, bet vis dėlto, kad aš sunkesnė negu jis. Tu dabar sėkmingai šausi į dangų. Žiūrėkit, remba. Ką reiks eit šiltnamį šiandien subuzinti. Bet atvažiuoja žmonės, reik biškį susitikti. Tai negaliu pradėti. Vakare. Oi, kiek daug berniuko nori tavas. Mes pasiskiepijom. Jau sakei? Tik įvažiavo su mumis kartu į skiepus. Na, ja, bet man, pažiūrė, neskaudėjo. Skaudėjo tau? Man neskaudėjo. Tai tu kieta. Tai tau irgi neskaudėjo. Ne, Tai tu irgi kietas. aš kiets. Kaip tatuiruotė gyvuoji. Gerai, čia biškai skutų, bet palikau. Kur? Netyčia. Paru. Greitai važiuojam nusiplaut mašiną, reik nusausinti, nes kažkuriom šiom dienom važiuosim atiduoti Porsche ir pasiimti kitą mašiną. BMW 7 klasės. Su tuo biškį pavažinėsim. Tai vat, o jeigu jūs norit irgi, vat, čia kreipkite, žiūrėkite. Va, D-Transa, numeris. Tai vat, reikia važiuoti nublizginti, po to reikia susitikti su Pro Transportas, bet nes reikaliukai vyks, bet jūs negalite nieką žinoti. Ir po to važiuosiu tą šiltnamį, tas lentas sudėti. Ir šiandieną bus darba diena užpildyta visa. Vėjas didelis. Biški gal aprims. Ko mums reikės šiai misijai? Družbelas. Ai, plaktuką dar reikia. Padaužyti kažką. Kažkas į akį krita. Kažkas baisiai krita. Erkė gal? Niekas kieps nužudys tą erkę. Eik, tu šik. Nu, užeikit. Gryčia mano. Pasidedam plaktuką. Va, kaip šiltnamys atrodo. Į čia va reikia. Čia lentas, nu žodžiu padaryti, kad per vidurį būtų takelis, o aplinkui lentutės. Kam tą kuprinę atsinešiu, nežinau, nes čia vėja nėra viduj. Kastuvą pamiršau. Ne, nuplaušu plaušas. Einu pasiimt kastuvėlį. Parėjau. Žinot, ką supratau? Kad tas skieps veikia. Visas erkės čia už šiltnamio durų susirikiavę, bijo eiti šiltnamį. Krūva. Tai reiškia, apsaugoja tas skieps mane. Pasaka. Mini pauzė, jau kažkiek padariau. Va. Kreivai, šleivai. Pohui, nieks nežės čia. Aš ir Beta čia tiek lankysiuos. Pomidorų į agurkų pavalgyti. Nu. Na vsio, atkasta atsikasiau. Einu bandyti lentą dėti. Nežinau, kaip čia gausis.
Nu ką, reik pjauti. Tingiu, kai kiaulė. Viskas gal ir čiki yra, bet biški lentos tokios įsikraipė. Šiaip viskas atrodo ledovai, bet pati lenta taip ein šonų biški. Karoči, kažką nuo Iza sukonstruos. Alio. Ateik pavalgyt, aš valgyt ką tik padariau. Ką? Ko padarei? Nu valgyt. Ko? Nu tokį brapą, nu. Tuoj. Hehehe, išgirda. Valgyt padarė. Nu va, kiek padariau. Pasaka vandenyse. Sakė, labai skaniai padarė. Bet susprūga, neišėję, su Big Mac'ą padažu. Kas susprūga? Tavo, pasižiūrėk kebabas. Čia kebabosas. Su plyša. Čia koks man skirtumsas su plyša, ne? Baik, ačiū labai. Su Big Mac'ą padažu. Good. Čia jau šiltnamį atsilyginė. Mama bus gerai. Čia jau šiltnamį atsilyginė. Jo. Good. Seniai tik ką būtų valgę. Čia nusiau per krūlių. Pažiūrėkit. Išyra. Bet pažiūrėkit, kaip atrodo. Mėsikė. A tai kokios tavo pagalbos reikia? Įsivaizduokit, ką valgom dviese. Davai įsikatą. Ką? Ką? Kokios tavo pagalbos ten reikia? Su grėbliu. Kaitų lygint žemė kažkas. Taip eidė. Nu ką, pavalgiau. Tuoj bet ateis. Dabar žiūrėkit, pamatysit, ko sakys dėl šitą sumindimą cibulių. Tuoj ateit. Ką darysi? Nieko, aš lošiu lentikės. Ai, o. Tai nieko nesakysi dėl šitą. Silė. Tik kaip man tu siūlai kalt, nėra vietos. Eita. Čia nekaldama ten aplinkui. Čia špinatai. Taigi nieko nebus, tai jie dar nesužydė. Nu всё, pažiūrėkit. Bum! Šiltnamuks koks gražuma. Gražesnė nieko nerasit. Tik pas naujų ir betą. Pažiūrėkit. Plium. Čia pomidoriukai, čia agurkiukai. Ten bananais, apelsinais. Juk viską sodins. Ne. Nieko nesodinsiu. Nu ką, jau kitą dieną iš po šiltnamių, iš po visko, jau nuo 7 ryto atsikėlęs, apsiskutęs, šviežus kairidiks. Važiuojam į Šiaulių su Bratkiu, nes imsim limuziną amerikonišką. Kiek ten variklis? Nežinau, 3,7 gal. Benzas? Jau. Sakai 4. Ne, nebepris. Pažiūrėk. Nu, faks tas, ką brangiai važiuos. 4,6. 4,6 benzas, limuzins. Kaip jis Lincolns vadinasi, ne? Lincolns. Tai vat važiuojam paimti tą limuzinioką. Va, stovi. Žvėriauskas, žvėrinis. Sveiki, jūs šią limuzinus nuomojat. Čia tanks nemačiau. Važiuojam su juo.
Va kaip atrodo. Viskas taip, kaip per filmus. Čia va. Ką? Ar reikia reklamą nuvežti? Palabiškai reikia pagazelinti. Kaip man į dabar... V8. Čia kažkur palei gatvę sustoju. O tik aš čia blogai. Tu kaip man dabar įsistumti? Įsistumsi. Oi, užgesink. Palik čia? Nu. Kas čia visi stoji? Reikia reklamą atiduoti. Žmogus pamiršo. Nu, pabandys dabar išsistumti lauk. Na, sakė, labai ir sunkiai sukas. Davai važiuok, aš pareguliuosiu. Važiuok. Suk. Suk. Važiuok, suk. Nu ir viso, ir išvažiavo. Viskas čiki. Teiskit. Palauk, atidarysiu duris. Sėsk. Tau irgi? Nu tai nuplaut reikia, važiuosim į cirklę. Užeikit. Prašom, jauskitės kaip namie. A čia teliks? Na? Tu čia veši? Jo. Duok man tą dėrėtų. Muzons, tuoj. Žiūrėk, ta sėdynė te achujena. Šitą va. Nieko čia nepaužu. Ką jis čia kažką darė? Ne, žinau, ne. O, blėti, karas! Šoferis! Komisaras Nojus nori pranešti jums, kad kelionė tuoj prasideda. Ar jūs pasiruošę? Beveik. Nemato, kas iškėmė iš Lio, ką jau prašyčiau tavęs važiuoti dabar tiesiai. A šampaną turit, hebra? Turim. Gerai. Lio, ką jau? Alio. Dabar į dešinę galėsi? Į dešinę? Ja. Ko reikia? Ką? Ko dešinį? Nu koks tavo reikalas? Galim taip. Vairuotojas dabar negali kalbėti. Tu gali greičiau. Važiuoju. Pasižiūrėkit, čia pasidėčiau jau savo šampano taurę. Ten yra tavo siena. O. Pasaka.